Išmanius namus sunku valdyti. Deja, tai gali būti tiesa, arba tai gali būti mitas. Jeigu jūsų namas yra sukonstruotas protingai, jo tikslas yra atlikti didžiąją dalį užduočių už jūs. Išjungti po jūsų šviesas, įjungti jums šviesas, įjungti muziką, kai jūs ateinate į vonę, išjungti muziką, kai jūsų nėra kambaryje, sumažinti temperatūrą, kai jūsų nėra namuose ir jūs tiesiog išeinate pro duris, uždaryti užuolaidas ir pridoti signalizaciją ir visą tai padaryti vos vieno mygtuko paspaudimu. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai išėjus paspausti vieną mygtuką ir viskas įvyksta. Visi režimai, inžinerinių sprendimų visa veikla, ji turi būti automatizuota. Tuomet tokį namą valdyti nėra sudėtinga. Viskas, ką jūs darote, tai galite įeiti į aplikaciją ir pasikeisti, kokia turėtų būti šviesa, kai aš ateinu į kambarį. Kokia turėtų būti scena. Arba galbūt kokia muzika gros, kai aš atsikeliu ryte. Kitas dalykas, jeigu jūsų namas yra sukonstruotas ne visai automatizuotai, vadinasi, jūs visų rankiniu būdu įjungiate šviesą, visur tą šviesą turite išjungti, turite traukti telefoną, kad pasileisti kažkokią programėlę, kad paleistumėte muziką svetainėje ar kitoje patalpoje, ar turite kas kartą keisti šildymo nustatymus, kai išvažiuojate atostogų, tokį namą valdyti gali būti kiek sudėtingiau arba ten reikėtų įdėti daugiau darbo. Namo valdymas labai priklauso nuo rangovų, kurį pasirenkate, ir tai, kaip jisai suprogramuoja visą jūsų išmanaus namo valdymo aplinką. Nes viską galima paprastinti arba viską galima komplikuoti. Bet, kaip sakoma, genialu tai, kas paprasta, o sudėtingai padaryti gali bet kas.